Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskųstas, esą eikvojęs jo turtą. Tuomet pasišaukęs jį turtuolis pasakė: ką aš girdžiu apie tave šnekant? Duok savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu. O tasai tarė savo: ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą? Kasti neįstengiu, o elgetauti man gėda. Jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos. Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį: kiek tu skolingas mano šeimininkui? Šis atsakė: 100 statinių aliejaus. Tada jis tarė: imk savo skolos raštą, sėsk ir tuojau paprašyk 50. Paskui klausė kitą: o kiek tu skolingas? Anas atsakė: 100 saikų kviečių. Jis tarė: imk skolos raštą ir rašyk 80. Šeimininkas pagyrė suktąjį prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai. Girdėjote